Sveiki, aš Dainius Dzikevičius, esame sporto klube Victoria Gym. Anksčiau jūs matėte mano jėgos treniruotės, treniruoklių salėje. Šiandieną norėčiau parodyti jums funkcinę treniruotę su TRX diržais. Kadangi po ankstesnių video daug atėjo klausimų, ar aš darau kardio treniruotės. Kaip tokias kardio grinai, aš darau tik tai prieš varžybas. Tarp sezono man pilnai užtenka funkcinių treniruočių, kadangi čia kartu ir jėgos, ir kardio treniruotės viename. Su TRX diržais mes taip pat labai stipriai paveikėme giluminius raumenis, sustiprinom juosmenį, nugaros apatinius raumenis, pilvo presą. Be abejo, bet kokioj treniruotėje dirba visas kūnas, pilnai apkraunamas. Yra paskaičiuota, kad vidutiniškai per vieną treniruotę mes sudeginam apie 700 kalorijų. Aišku, tai priklausoma nuo žmogaus svorio, intensyvumo treniruotės ir taip toliau. Tai realiai galima padarius labai intensyvią treniruotę sudeginti ir iki 1000. Ir tai man labai tinka, kadangi yra jėgos treniruotė ir ištvermė ir taip pat kardio kartu. Nu ką, tada ir pradėsim. Treniruotė šiaip bus iš 3 dalių. Pirma dalis kojom pratimai daugiau. Antra viršutinė kūno dalis. Ir trečioji daly mes darysime ant kilimėlio. Tai tada ir pradėsim. Pradėsime nuo lengvesnių pratimų, paskui palaipsniui mes juos sunkinsim. Treniruotės metu visą laiką geriam vandenį, nes kadangi treniruotė intensyvi, tikrai poreikis yra, daug išprakaituojame.
Treniruokliai tikrai pareikalavo daug energijos. Kaip visą laiką, dar pabaigai rekomenduočiau flankį, išlaikymas. Tai va, tiek šiandieną. Tikiuosi patiko treniruotė. Man jinai labai patinka.